Tai labas, Danutė. Sveika, Jūratė. Labas visiems. Ir tai vieninteliai, kurie užkliūs už šito video, papasakosiu. Visai nesenai buvau kompanijos prezentacijai, konferencijai, kaip pavadinsi, taip nepagadinti. Labai pasisėmus daug energijos, pozityvo ir svarbiausiai žinių, kadangi vyko ir šiokie tokie konferencijoje mokymai. Ir mes su Danute dabar nusprendėm daryti tokį dalyką, aišku, visų pirma, kurti verslą. Bet nereikia bijoti to žodžio verslas. Mes dėl to ir esam čia, kad jums padėti. Jeigu nesukurti verslą, jeigu jūs bijote to žodžio, tai bent jau užsidirbti papildomai pinigų. Ir pinigus galima užsidirbti neparduodant produktą. O galima užsidirbti per verslą plus produktas. Kadangi šiandien pirmą tą tokią mūsų, sakykime, pažintinę sesiją, tai norėčiau truputėlį su Danute pasišnekėti, akis į akį, ir užduoti tokių kaip klausimų ir paklausyti iš Danutės, pasiklausyti tiksliau Danutės, ką apie tai galvoja. Mes visi žinom, kad dėl to, kad kurti verslą, nesvarbu kokią, tradicinį ar onlininį, o mes visos dabar turim labai geras priemonės, kad netgi neišėjus iš namų, mes galim kurti savo verslą online. Ir mes žinom, kad verslas prasideda nuo aiškumo. Tai Danutė, dabar tu man atsakyk į tokį klausimą. Koksgi vis dėlto tikslas ir misija yra tavo būtent kaip mano verslo partnerio, Greenway Global kompanijos verslo partnerio? Koks tavo yra tikslas? Kokia misija yra? Aš Bibliją pasiimsiu. Ką tu čia iš jų darai? Ko tu čia atėjai? Ko aš atėjau? Į Bibliją žvilgterėsiu ir pasakysiu, ko aš čia atėjau. Tu pasižiūrėk į Bibliją, aš tau užduosiu dar eilę klausimų, kad tu galėtum jau ne tik kaip pirmokėlė atsakinėti klausimus, o grinai papasakoti, ar ne? Tai vat pirmas klausimas būtų toksai. Kokia tavo misija, koks tavo tikslas yra atėjus į šią kompaniją? Antras labai realus. Kiekgi tu nori užsidirbti šioje kompanijoje per metus? Ir kur tu matai save po metų šioje kompanijoje? Ar tu sėdėsi vėlgi toje pačioje vietoje, ar tu jau turėsi laiptelius ir turėsi begalinę, labai didelę komandą? Ir kokius žmonės tu norėtum turėti aplink save, savo komandai, savo komandų komandai. Ir kol nebus šito aiškumo, kaip mes visą laiką sakom, ko mums reikia tinklinėje rinkodaroje? Visų pirma, mums reikia tikslinės auditorijos, ar ne? Bet auditorija yra vienas dalykas. Mums reikia tikslinių partnerių, tikslinės savo komandos. Nes jeigu jinai bus netikslinė, jeigu bus atėję tik tai žmonės pasižvalgyti, pasižiūrėti, pasiklausyti, bet nieko nedaryti, tai aš jas negaliu vadinti komanda. Nes jie yra mūsų komandoje, bet jie neveiks, nieko nedaro, aš tokius žmonės vadinu ženkliukai. Tai va, prašau, Danutė. Taip, pradedam. Tavo buvo pirmas, koks mano tikslas. Taip, ką tu iš vis darai Greenway Global kompanija? Taip, ką aš čia veikiu ir ką aš čia darau. Ta kompanija man netyčia atsirado kokiam. Šiaip ir iš pradžių tai prisiviliojau panaudot produktus, nes man jie labai veiksmingi ir padėjo mano sveikatai. Bet giliau pakapščius, aš sugalvojau, kad man reikia užsidirbti pinigų. Čia jau gerai, jau einam gerai. Kurti savo verslą, plėsti verslą. Noriu kažkaip žmonėms išaiškiti, kad jie atėję ne tik naudoti produktus gali, bet ir užsidirbti. Tai yra tikrai, aš pati pamačiau tik tai produktus naudojant, aš užsidirbau pinigų. Aš nei verslo dariau, nei plėčiau, o tik pati savo pirkau sveikatai. Ir aš pamačiau, o kodėl aš negaliu žmonėms to papasakoti ir plėsti į būtent, kokią tu turi teisę tylėti, jeigu matai, kad tau produktas padeda ir tu perkant tą nerealų produktą, kuris padeda tavo sveikatai, gali dar nuo to pinigų užsidirbti, tai nereikia tylėti, reikia eiti šokti. Taip, ir čia nieko privartinio nėra, nori, dirbi, nori, ne. O kodėl man nepabandyti sukurti verslą? Bet palauk, aš tave biškai pertrauksiu. Labai geras pasakymas, nori dirbi, nori, ne. Taip, čia niekas tau už nugaros nestoja, niekas tau nesako, davai. Bet tai yra vienas toksai, bet nieko nedirbsi, nieko neužsidirbsi. Taip, faktas, tai čia kiekvienoje kompanijoje tas pats yra. Jeigu tu nori kurti verslą, tai tu turi ir dirbti. Tas pats ir su nuosavų verslų gaunasi. Jeigu žmogus dirba, jis užsidirba. Jeigu jis nedirbs, jis nieko neužsidirba. Kiek aš noriu per metus uždirbti, nežinau. Pradžiai būtų visai neblogai 10 000.
Taip. Nu, gal, jeigu jau taip jau labai nesiplėtus, man užtektų gal ir pradžiai, pirmiem metam, kaip sako, ir 5, ir 6 tūkstančių, bet ne 100, o 1000. Taip. Nes aš tikiuosi, kad tai įmanoma padaryti ir pasiekti. Kur noriu tapti šioje kompanijoje? Kur save matai po metų? Taip. Jo, aišku, kad aukštai. Aukštai Aš irgi, nežinau, aš ten tų gerai levelių, bet noriu ten aukščiau. Ne ten, kur 1-2 laiptukai, bet truputį aukščiau. Gerai, nes S raidikę mes paliekam, pradedam jau nuo L, nuo pirmo to stabilaus gero laiptelio, kuriame reikia dirbti ir ten matosi realios pajamos. Taip suprantu. Nu va, tai va ten aš norėčiau būti, tikrai. Sėdėti ant tos L raidės ir suptis. Taip, dabar kokius žmonės norėčiau turėti savo komandoje? Taip. Tokius, kurie turi daug pozityvų ir nori kurti savo verslą. Taip. Kurie naudotų produktus, jais dalintųsi, patys pasakotų apie pačią kompaniją. Norėčiau tokio žmogaus, kuris nesėdėtų ant kelmo ir nelauktų, kol atneš raudonkepuraitę pyragėlių. Aš noriu, kad jis eitų pats ir tuos pyragėlius susirinktų, nes jų tikrai yra. Taip. Noriu, kad žmogus atėjęs su entuziazmu eitų ir dirbtų, sakytų, aš galiu užsidirbti, aš nusipirkau produktų, naudoju ir batkės gaunu, kaip fainai. Tai va to aš ir noriu, kad va tokie būtų komandos nariai, tokie, kokie aš esu. Nes aš tikrai to entuziazmo daug turiu, bet negaliu jo niekaip visiems išpasakoti, išplėsti, nes viduj konkuliuoja, o pasakyti kažkaip, kai pradedi sakyti žmonės, nusišneka durnė, oi, kad loja nesąmonės. Ir kas iš to? Ir kas? Ir palosiu, ir papasakosiu, o čia jau jų teisė rinktis. Bet, pavyzdžiui, kaip tu sakai, žiopliukai komanda, ne, tokių žmonių aš nenoriu. Ir nenoriu tokių, kur ateina prisiregistruoja, aš dirbsiu, tikrai dirbsiu. Paskui praeina mėnesis 2, 3. Ir jisai dingsta, ne, aš nenoriu, čia mane tai vadinasi, tu nieko nenori. Net nepabandęs, jis jau sako, aš nenoriu. Tai tu pabandyk, gal tu norėsi, tai va. Taip. Faktas. Tai va, tokia mano vizija, šiaip iš dalies. O vizija tai labai nereali, labai garbinga, sakyčiau, labai turininga ir nieko, kaip aš sakau, nieko antgamtiško. Tai yra kiekvieno normalaus žmogaus užsidirbti pinigų. Tik tai sakau, kad pati žinai, Danute, kad yra visų kompanijų marketingo planai geri, visur yra geri produktai tikrai ir sakiau ir sakysiu. Bet jeigu mes norime kurti verslą, kai niekas mums čia nestovėtų ir niekas nevarytų, kad davai, man asmeniškai, kaip žinau ir tau, jeigu pradedant mane svaryti, aš sustoju. Nors aš nevėžlys, bet vis tiek. Mane pradeda supranti morališkai užmušinėti. Kad man žmogus aiškina, ką aš turiu daryti, aš pati žinau, ką daryti. Tai va, ir aš noriu savo komandoje taip pat, aš irgi dabar atsakysiu, ko aš čia atėjau į tą kompaniją. Mano vizija yra čia pataisyti sveikatą ir susikurti stabilų verslą. Dar šitą kompaniją kom skiriasi, kad čia gali susikurti tą savo verslą ir perduoti vaikam. Tai nėra tai, kad, pavyzdžiui, tu dirbi, nieko nebedarai, viskas. Kai tu pasieki tam tikrą jau laiptelį, sakykime, ar ne, jau tu gali perduoti tam sūnui, dukrai, marčiai, ar kaimynui, gale, ne? Tai va, ir mano misija yra ta, kad pasitvarkyti savo sveikatą, kurios mums tikrai visą laiką trūksta ir šiais laikais tai labai, užsidirbti be abejo pinigų, užsiauginti labai, nereikia didelės komandos, reikia, kaip tu paminėjai, dirbančių, pavyzdžiui, kaip yra duplikacija, ne? Vat, pavyzdžiui, aš 5, Danutė 5, Danutės kažkokia Danutė vėl 5 ir žiūrėk, 25 po 5, va, jau mūsų komandos yra didelės. Ir taip kiekvienas turi tą daryti, bent 5 turėti savo partnerius, kuris tikrai dirba, o ne žioplinėja, kaip tu sakai, ir ten po 3 mėnesių, man čia nepatinka. Tai jau, jeigu tu atėjai pasižiūrėti, tai tu pasakyk, aš noriu būti tik tai stebėtojas iš šono, tai tu stebėk, tai ir lyderis nedės jokių pastangų į tave, bet kai tu įdedi visas pastangas, visą širdį, ir po to jis tik, man neįdomu, o aš net nieko nepabandė padaryti, aš irgi noriu užlipti ant tų laiptelių, noriu užsidirbti daug pinigų, nesakysiu netgi kiek, kuo daugiau, to geriau, bet kaip tu sakai, ne 100, o jau 1000, apie 10 000, apie 10 000 jau nesakysiu. Vat, man atrodo, mes su Danute abidvi kaip ir atsakėm į tą pirmą, tą tokią realią visiems temą, klausimą, kągi aš veikiu visgi šioje kompanijoje. O šioje kompanijoje mes su Danute taisom savo sveikatą ir uždirbinėjom pinigus. Šiuo metu plečiam savo komandas ir kaip Danutė paminėjo, mums nereikia bet ko. Mums reikia entuziastingų žmonių, kurie nori dirbti ir užsidirbti, o mes būsim visada šalia,
Niekada nepaliksim to žmogaus vien. O dabar pabaigai, kai žiūrėsit mūsų šitą video, klausimus. Ar tu norėtum užsidirbti papildomai bent jau 50 eurų? Jeigu tavo atsakymas yra taip, aš noriu, parašyk komentarę 50 ir mes su Danute, su tavim susisiekstam. Jeigu nenori rašyti komentarą, atrask mumis socialinėje medijoje, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, parašyk privačiai. Mes tikrai pasiruošusios pasišnekėti. Ir aš visą laiką sakau, parašyk man asmeniškai ir prie kavos arba arbatos puodelio mes pasišnekėsim. Ir tada tu nuspręsi ateiti tau į šią kompaniją, į mūsų komandą, ar visgi tu eisi toliau ir ieškosi kažkokios tai kitos kompanijos, gal su kitais lyderiais, gal su kitais produktais. Tad šiai dienai būtų tiek, laukit, mūsų čia yra tik pradžia. Mes kalbėsim apie produktus, šitoj sesijoje mes nebekalbam, mes kalbam tik tai apie verslą. Ir nebijokite to žodžio verslas, jisai nesikandžia, jisai yra labai kaifovas ir su juo reikia draugauti. Gali sakyti ne verslas, biznis. Tai šiam kartui tiek, gražios dienos.